Ateina kompiuterių specialistas pas pianistą į namus, netyčia prisėda prie fortepijono ir sako, geras, blemba, nesuprantu, kam tie du klavišai ant klaviatūros, bet šiftas spaudinėt su koja, tai žiūri, geras dalykas. Supratau, šiftas. Sako, tokiu jau vėsiu rudeniu, kada šildymas dar neįjungtas, žinokit, žmonos frazė dek pragare visai maloniai skamba. Kai vakare šalta. Geras, geras. Ačiū. Okay. Einam toliau. Anūkas sumaišė tabletes su močiutės tabletėmis. Anūkas užmygo klube, o močiutė per vakarą numesgė 8 metrų ilgio kojinę. Jo, šitą skaitėm kažkada. Tai yra dar vienas. Jeigu, pavyzdžiui, mokytojai kažkas sako per lietuvių kalbos pamoką, mokytojai, o ką mums rašyti gerai ir 10-ukui, jeigu tai yra lietuvių kalba, o ne rašymas, ar ne? Tokiu atveju moksleiviui galima lengvai atsakyti. O ką jeigu gydytojas pacientui pasakytų? O ką mums labai taip gražiai ir tiksliai pjauti ir užsiūti, jeigu operacija tikrai nevadinasi pjovimu ir užsiuvimu? Geras palyginimas. Operacija ir operacija. Tikrai taip. Pokalbis parduotuvėje. Ponia, jums šis skrybeliai labai tinka. Na, sako, man tai atrodo, kad truputį kiek didoka labai krenta galos na gal, sako, bet nebijokite, joje yra skylutės akims. Toks senobinis smetonos Lietuvos, sakyčiau. Meilužis ekstremalas sugeba parsivesti namo meilužę, kol žmona virtuvėje kepa kiaušinienę. Geras. Ant greičio. Taigi. Gydytojai, kalbas per savo privačią gydymo praktiką, aš tik vieną kartą padariau klaidą. Na ir kokią, kolega, išgydžiau žmogų tik per 2 vizitus, o paskui pasirodė, kad jis kaip milijonierius. Privati gydymo praktika. Ne, šitą, kur turiu, vis dėlto negaliu. Dabar supratau, ilgai svarčiau, bet supratau, kad ne šis kartas. Čia anekdotas tokia dilema vyro. Girdėta galbūt keleto variacijų šio anekdoto. Čia dar viena. Grįžęs iš darbo, sugalvojau, kad reikia išsivirti koldūnų. Bet neturiu mėsmalės, tik tešlą turiu, kaip tą mėsą dabar susimalt. Galvoju, reikėtų pas kaimynę, tada ką nueisiu pas kaimynę, tuoj pasiūlys kavos, tada prie kavos brendžiuko, tada po brendžiuko vėl kažką atsigulsim lovė, bučinukas, vienas kitas, žiūrėk ir gims vaikas, tada reikės mokėti alimentus, aš jas nemyliu, išsiskirsim, vaikas liks, ką daryt. Blemački, paėmė biržas telefoną, paskambino kaimyniškas, tu eik, tu velniopsiu savo tą mėsmalę ir padėjo ragelį. Dar vienas, apie moterų ir vyrų mąstymo skirtumus. Moteris, pavyzdžiui, nori būti mylimos, bet dažniausiai išteka už visiškų nuobodylų ir tų, kurie nemoka mylėti. Jos taip pat nori būti labai pasitempusios, bet dažniausiai valgo jau po 6 valandos tyliai atsidariusios šaldytuve dešrą. Jos nori būti įdomios, tačiau žiūri vis laik meksikietiškus nuobodžius serialus. O žiūrėkit, kaip yra su vyru. Jeigu vyras nori alaus, jis perka alaus. Iš karto, be jokių. Matėt, kokia skirtinga filosofija, kokie mes esam ypatingi žmonės. Gal viskas jau? Dar paskutinis iš manęs, ką tik šviežias atsiųstas. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą reketuojamas verslininkas, pasakė garsiai, kuris buvo prirakintas prie radiatorius ir pirmas sužinojo apie šildymo pradžią.